Labas, čia lempampuk.com dirbtuvės. Ir aš, Žana, vėl sveikinuosi su tavimi. Šiandien parodysiu 2 skirtingus variantus, kaip paprastai susikurti dekoracijas dovanų pakavimui. Mums reikės norimo kaspino, žirklių ir žvejybinio valo. Juostelę vyniosiu ant delno, tačiau galima naudoti bet kokią kitą tvirtą plokštumą. Nuo to priklausys tik kaspino apimtis. Vyniojame iki 7-8 kartų. Gauname tokį ruloniuką, sudedame jį pusiau. Su aštriomis žirklėmis kerpame kampučius vienoje pusėje ir kitoje pusėje. Nukirptus kampučius jungiame tarpusavyje. Turėtų gauti šitaip. Atsikerpame šiek tiek valo, nes jis yra plonas ir tvirtas. Ir juo surišame perkirptas vietas. Kad būtų tvirčiau, galime kelis kartus apvynioti. Mums belieka išskaidyti kaspinėlio ąseles vieną po kitos, vis patempiant, vis pasukant ir pakoreguojant. Tai užims tiesiog kelias minutes, kol gausite tobulą ir gražų kaspiną. Darykite tai drąsiai, nebijokite ąselių pasukioti jums norimą vietą ar šoną. Likusios kaspinėlio atsikišimus galima tiesiog labai gražiai nukirpti ir juos palikti, arba juos galite visiškai nukirpti, kad jie jums netrukdytų. Kaspinėlis baigtas. Tai reikia priklijuoti lipnią dvipusę juostelę ir štai tokiu kaspinėliu gali papuošti bet kokią smulkmenėlę, dovanėlę ir įteikti savo draugui. Mums reikės 13 vienodo dydžio apskritimų, klijų popieriui, žirklių, skriestuvo ir dekoracijų. Vieną apskritimą pasiliekam pagrindui, atidedami į šoną, jo mums prireiks vėliau. Kitus apskritimus lankstome. Lenkiame lygiai per pusę. Sulenkta linija dar kartą per pusę. Šitos linijos reikia nesuspausti, kad gautųsi štai tokia piltuvėlio formos žiedlapis. Žiedlapio kampeliai suklijuojami. Tai padaromi 3 žiedlapiai. 3 žiedlapiai bus klijuojami tarpusavį. Bet svarbiausia, kad jie būtų suklijuoti vienas su kitu priešinę tvarką. Sustorėjimas prieš sustorėjimą. Štai taip jie turėtų atrodyti suklijuoti. Lapelius klijuojame prie pagrindo. Į suklijuotos gėlytės vidurėlį klijuojame arba sagą, arba bet kokią kitą tau pačiai patinkančią dekoraciją. Prenumeruok mūsų kanalą, o jei patiko šis video, būtinai pasidalink su draugais.